Tai kas darau, pacanai? Seninės per mažai darom tų vidaus, kur. Tai kas darau, pacanai? Senokai jau buvo apie trojkę video įkeltas. Kodėl? Todėl, kad nahuja darbų yra, nespėjame šitą triperę daryti. Žodžiu, kėbulas paruoštas, viskas kaip ir paruošta, tai šiandienos planas yra nusidažyti kėbulą. Dabar iš dalių, tai viską turim, parnai nauji, bumperiai M-techiniai, slenkščiai M-techiniai, grotelės naujos, spoileriukai, hujukai, ratus irgi turim, tai žodžiu, viską turim, dabar beliko tik tai dirbti, o laiko nėra. Tai žodžiu, šiandienos planas, kaip ir minėjau, viską susiruošiam, apsiklijuojam, nusidažom, nusilakuojam ir tada parodom, kaip čia plius minus atrodo visas tas kėbulas ir judėsim toliau. Все, apklijuota visa mašina, nuriebulinta, kas pratrinta, nugruntuota. Bandysim dažyti, tai iš dažų bus padas juodas, o tada su laku bandysim suchimyčint. Su ratais esu daug kartų taip daręs, bet su mašina nei kartą nesu daręs. Tai žiūrėsim, kas gausis, gali gautis gaidys, gali gautis labai zaibys. Tai ką, nešam pūlikus ir važiuojam. Все, nahui, pagaliau kažkiek tai pajudėjom šito projekto, tai kėbulas nupūstas, liko jau, kaip sakant, huinė liko realiai, beliko tik duris susiruošti, visa kita yra suruošta, supirkta nauja. Žodžiu dabar, dėl spalvos, tai pirmas padas buvo juodas, tada į laką dėjau blizgučio, tai o tokia huinė pas mus gavosi, šiaip vaizdas. Bravissimo, hebra. Pizda kaip atrodo. Per kamerą dar gali būti, kad nesimatys taip kaip atrodo, bet realiai bomba. Tai tarpduriai juodi gavosi. Pačios kėbulo dalis tokios lyg ir rudumą, pavėsio bus juodas jisai visiškai, ant saulės bombinis, paskui montažiukas bus kaip jis atrodo realiai. Tai ką, viskas pajudėjo, nedaug jau liko. Stengsimės dar kuo įmanoma daugiau judėti prie šito projekto, bet dahuja darbų ir nieko nespėjom, tai kiek įmanoma, tiek įterpiami darbus. Tai kitas video jau tikiuosi, kad bus duris, bagažnikas, kapotas ir sparnai. Tik klausimas po kiek laiko bus. Tai vat, все.